Video studija Kaune. Čia aukščiausias deklaravimas Lietuvoje, turime puikų apšvietimą, galimybę save matyti realiu laiku, įdomių ir originalių interjero sprendimų. Ateik, mes tau galim padėti. Sibet lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki gyvi, esu Liudas Žukaitis. Krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Pirmą kartą per 35 laisvės metus Lietuvos krepšinis sukūrė tokią stebuklingos pergalės pasaką futbolo sostinėje Londone. Neįtikėtinai, mūsų nacionalinė rinktinė pradėjo ilgą ir sunkų kelią į 2027 metų pasaulio čempionatą Katare. Turėdami kaunietį neįkainojamą auksinę rankelę Igną Stagniūną, Lietuvos rinktinė, kaip ir Igno Brazdeikio, Žalgiris sukurs ne vieną išsvajotą pergalę Eurolygoje. Kauniečiai užtikrintai 82-67 nugalėjo Vitorijos Baskoniją. Saldi keršto pergalė baskams už praėjusius metus. Apie viską papasakosime iš eilės. Puošiat veidus, kaip čia dabar galima? Puošiam. O daug norinčių? Daug. Savanorių daug. Ir už ačiū jūs tai darot. Taip. 34 metai, kai aš krepšinio pasaulyje gyvenu ir pirmą kartą esu papuoštas šito gražių dviejų mergaičių. Ačiū jums. Labai gražu yra viskas. O kaip pralošė? Pralošė, visko būna gyvenime. Šiandien šiek tiek yra nerimo, nes kai 3 pralaimėjimai iš eilės ir žinai, kad šiandien būtina laimėti, tai yra šiek tiek nerimo, bet aš manau, kad viskas bus gerai. Ko jūs paaiškintumėte tą faktą, kad žmonės ėjo, eina ir tikiu įeis į areną, į Žalgirio rungtynes? Tokia tradicija, toks ritualas, taigi čia viskas nuo legendinės sporto halės laikų. Iš Žalės ir dabar smagu sporto halę nueiti, nes labai gražiai sutvarkyta, galėtų vieną kitą mačą tenai padaryti. Į Kauną mes atvažiavome iš Latvijos, kad pamatytume Žalgirio ir Baskonė rungtynes, nes Basko komandoje žaidžia mūsų tautietis Radionas Kurucas. Mes sergame už jį, bet kartu esame ir Žalgirio fanai. Braliukas! Lietuva! Taip, malonu. Dažnai ateinat į Žalgirio? Čia yra mano pirmos varžybos. Nors esu kaunietė, bet niekad neturėjau progos, tai dabar labai džiaugiuosi, kad vyras prikalbino ir pagaliau galiu už savo komandą sirgti. Draugė. Jaunasis žalgirietis jau 3 kartą varžybose ir sėkmingai laimi, tai tikimės ir šiandien. Karinio oro pajėgų orkestras linksmina sirgalius ir sportininkus. Žinau tikrai, kad dalyvauja karinio oro pajėgų vadas, NATO sąjungininkų kariai, tai taip, visi domisi, kaip seksis mūsų žalgiriečiam. Po pirmosios pusės 37-42. Taigi, kaip atrodo, kas bus? Man atrodo, kad vyrai tikrai dar turi jėgų, reikia truputį susiklausyti geriau, nes matom, kad vėluoja kažkada perdavimai, ne visai tikslus metimai, bet jie gali viską. Gerbiamas pirmininkė, ar sunku ar lengva sėdėti šalia trenerių? Gerbiamas Arvydas Garbaravičius, tai jūs pripratęs prie tų triukšmo, prie tų garsų, o jum? Iš tikrųjų labai smagu matyti iš arti viskas, kaip vyksta, kaip beveik iš vidaus, bet
iš kitos pusės yra nervas, atrodo, kad galima padaryti, o kažkodėl nevyksta taip, kaip norisi. Aš noriu tik tai pridurti. Pažiūrėti varžybas, tai iš Vilniaus atvažiuoti, tai yra 6 valandos. Kažin, kuriam sunkiau yra? Ar Seimo pirmininkui, ar Žalgirio vyriausiajam treneriui? Be abejo, kad treneriui. Kai 15 000 salė visi su viltim žiūri, tai reikia pergalės. Gal ne Žalgiris buvo pirmoji meilė? Aš atvažiavau, čia mano buvo studijų miestas. Ir aš augau tuo metu, kai Žalgiris buvo ne tik krepšinio komanda, bet mūsų viltis į pergalės į nepriklausomybę. Kaip tvarkydavo Caska, tai būdavo didžiausia šventė. Čia yra geras užtaisas. Man atrodo, visiems, kurie susirenka, matyti, kaip mūsų vyrai siekia pergalės. Man labai smagu, kad gyvuoja Vidas, kad gyvuoja krepšinio pasaulyje, kad Žalgirio lygis kyla į tikrai tokias aukštumas, kurias man matyti yra labai gera ir labai smagu. Ir tiesiog norisi, kad šita komanda nueitų iki pačių aukščiausių savo tikslų. Tie tikslai mes žinom kokie. Labai aukšti ir labai įspūdingi. Visi bėga dabar į Žalgirio rūbinę, taip kad bėgam kartu. Žaidžiam prie savo sirgalių ir tas pralaimėjimo, kaip sakyti, toks atkarpėlė slegia kažkiek, tai, kaip sakyti, reikia to laiko galbūt įsižaisti. Svarbiausia, sakau, kad suradom tą teisingą žaidimą, tokį žaidimą, kurio norim, tą agresyvumą atradom, kurio galbūt trūko pirmoji pusėje ir tas davė rezultatų ir iškart, kaip sakyti, žaidimas pasidarė lengvesnis ir metimai pradėjo kristi. Tikrai reikia kovoti kiekvieną žaidimą, daryti, ką galiu padėti laimėti žaidimais ir šiandien tikrai padėjau. Galiu dabar tik dirbti sunkiai, bandau geriau ir geriau žaisti ir reikia dirbti dar ir reikia dar geriau žaisti. Visada dirbu ant mano tritaškai, tai žinojau, kad kažkada reikės pataikyti, tai šiandien buvo tai. Pirmą pusę visi supratom, kad blogai žaidžiam, bet vis tiek dar esam žaidime, net -5 po 2, tai čia Eurolygoje kaip 1-2, tai gerai, užsikūrėm visi rūbiniai, susitvarkėm su klaidom ir, kaip sakau, išlikom kantrius puolime, suradom jų silpnesnes vietas ir pavyko susimesti metimą. Komandos draugai tikrai puikiai padirbėjo, tai smagu buvo žiūrėti ir džiaugiamės labai šitą pergalę, nes šitą komandą reikėjo. Reikia fiziškai žaisti visada, turiu kūną, kur galiu gintis, tai reikia daugiau ir daugiau. Ąžuolai, ar mūsų tie šaunieji fanai atsiprašė tavęs ir sako, kokie mes buvom netoleregiški, negalvojom, kad Tubelis šitaip žais Žalgirį? Nežinau, kaip atsakyti jūsų klausimą. Neatsiprašai. Labai jūs gerbiu, žiūriu jūsų laidą, žiūrėdavau. O dabar jau nežiūriu? Dabar nežiūriu, nėra laiko, kai toks tvarkaraštis, bet nežinau, kaip atsakyti. Visus fanus myliu, ačiū, kad palaikot. Toks yra vyr trenerio Tomo Masiulio, Žalgirio su jo krepšinio dievaičiu prancūzų Silvainu Francisko gyvenimas krepšinio aikštelėse. Tai su liūdėsiu, tai su džiaugsmu baigėsi Eurolygos rungtynės, kurias visada įdėmiai seka veteranai, buvę Žalgirio vaikaičiai, iš tribūnų stebintis Kauno krepšinį. Kartu su jais yra ir Liudas Žukaitis, buvęs 1969-81 metų Žalgirio krašto puolėjas, savo namuose Žaliakalnyje įkūręs asmeninį mini muziejų. Štai va, Vidai, mes ir esame tam mano nedideliam pagrindiniam gyvenimo muziejui, iškovojimų ir visų mano pasiekimų ir man gal labiau daugiau prisiminimų. Norėčiau pradėti, kadangi mūsų laida krepšinio pasaulyje tęsiasi ir paminint, tu norėjai paminėti pagrindinę mūsų treneris Vytautas Bimba, tai norėčiau parodyti jo ir mano kartu ir tų laikų apdovanojimus, kurie ir buvo pasiekti 2 bronzos medaliai, bet jie čia kabo. Yra mūsų šitoje kolekcijoje. Šita nuotrauka ir bus prisiminimas padaryta po to, kai mes laimėjome tos medalius. O
taip, tai ką nors išskirtino ir to, tai čia gal jeigu tai pasižiūrėtum, tiesiog yra apdovanojimai, kurie gal buvo kai kada pasiekti už jaunius. Galiu pasakyti, kad yra mažiau daugiau surištas su mano kelionėm, mano šeima, šita dalis. Kitos nuotraukos, kurios parodo, čia aš esu pats, čia mes su Amerika varžybės draugiškas studentų žaidėme. Čia yra mano kvietimas į Tarybų sąjungos rinktinės stovyklą, kur turėjau važiuoti. Ir šičia jau yra, gal sakyčiau, atsisveikinimas su mano didžiojo krepšiniu, kur yra aš ir Linkevičius pagerbiami ir paliekame. Galima matyti, čia gal būtų daugiau nuotraukų, kurios jau surištos yra su veteranišku žaidimu. Čia mes Brazilijoje tapome čempionais. Čia Dominikoje dalyvavom, užėmėm 3 vietą, jeigu atsimenu. Bet aš jums parodysiu, vienas žurnalas, atrodo, jau tais laikais mes domėjomės, matot, jis yra parvežtas iš Italijos, tai visas žurnalas apie NBA, kad jau buvo susipažinti, kas kaip žaidė. Matote, žaidėjai, Laris čia laksto yra. Tai ne tai, kad tik tai mes ten domėdavomės, ką nupirkti, ką parduoti, bet mes tiesiog ir domėdavomės, kas krepšinėje darosi šiek tiek ir kas buvo įmanoma, stengdavomės atsivežti. Tokie kaip turnyrai vykdavo, yra šičia matosi. Visi. O daugiau čia nieko stebuklo ir nėra. Čia reikėtų tada daryti visas nuotraukas, viską ir tada plačiau būtų galima matyti, kas, kokie pasiekimai už ką. Video studija Kaune. Čia aukščiausia ciklorama Lietuvoje, turime puikų apšvietimą, galimybę save matyti realiu laiku, įdomių ir originalių interjero sprendimų. Ateik, mes tau galim padėti. Sibet lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Pasaulio vyrų krepšinio čempionato atranka Lietuvos rinktiniai prieš Didžiąją Britaniją prasidėjo su trikdžiais. Ne dėl baltosios žiemos, o dėl kaimyninės šalies paleistų politinių balionų. Rimo Kurtinaičio vyrai kelias valandas išlaukę skrydžių Vilniuje, orlaiviu pakilo iš Kauno. Tai mūsų laidai nufilmavo Asociacijos Lietuvos krepšinės projektų vadovas Mindaugas Gobikas, kuris jau Londone pirmiausia Lions trenerio asistento Gintaro Krapiko paklausė apie būsimas rungtynes. Visų pirma, smagu, kad po ilgų derybų ir draudimų, banų ir taip toliau tos rungtynės vis tik įvyksta, tai jau didelis laimėjimas ir smagu, kad šį kartą pasitaikė, kad tos rungtynės Londone, jos yra iš tikrųjų labai svarbios. Pradžia pasaulio čempionato atrankos, kiekvienos rungtynės labai reikalingos, kiekviena pergalė labai reikalinga ir tikrai noriu ir palinkėti ir pačiam įdomu bus pažiūrėti, kaip čia prieš porą dienų surinkta rinktinė sugebės viską tą perkelti į aikštelę. Kai Londone žaidė Žalgiris, buvo labai daug tautiečių. Ar akistatoje su nacionalinė vyrų rinktinė jų bus tiek pat? Tautiečių sugebėjo pasirūpinti bilietais, vis tik tai ta nežinomybė, aš galvoju, šiek tiek tą skaičių sumažina, kiek jų būtų buvę, jeigu būtų buvę galima laiku bilietus paleisti į prekybą, bet vis tiek žinant tą Lietuvos tautiečių meilę krepšiniui, kad vis tiek jų palaikymas tikrai labai jausis ir vienareikšmiai bus garsesnis ir aktyvesnis negu vietinių. Pagarba ir šlovė Lietuvos krepšinio aistruoliams, kurie, kur be gyventų, ką be dirbtų, renkasi tenai, kur žaidžia mūsiškiai. Taip buvo ir Londone. Jeigu ir ne 100% mūsų tautiečiai užpildė areną, tai Didžiosios Britanijos rinktinė turėjo minimumą žmonių palaikančių savus. Neturi dar Britai savo krepšinio tradicijų, kokias per 103 metus sukaupė Lietuva. Mindaugas Gobikas Londone užfiksavo ir tradicinę žiūrovų sukeltą krepšinio bangą, kuri dar kartą primena, kuo didžiuojasi Lietuva, kas, jeigu ne krepšinis, garsina mūsų šalį pasaulyje.
Tačiau į 2027 metų pasaulio vyrų taurės pirmasis atrankos rungtynes Didžiojoje Britanijoje vėl buvo sunku surinkti pačius geriausius krepšininkus. Ir kuo toliau, rudenį ar žiemą, tuo sunkiau. Apie tai prieš pirmąjį šiais metais atrankos langą kalbėjo ir Lietuvos rinktinis vyrtreneris Rimas Kurtinaitis. Mes gyvenime 70% laiko kalbame veltui. Aš žinau Žalgirio situaciją, žinau jų galimybės duoti mums žaidėjų skirti ir man nėra reikalo rašyti pilną tą sąrašą, kokių žaidėjų mes norim. Jeigu būtų mūsų valia ir Žalgirio noras ir galimybės, tai paimčiau visą Žalgirį, ne į rinktinę. Ir mes nelindom, žinom, kokia įtempta Žalgirio situacija, kaip gerai jie pradėjo, kaip truputėlį gal nesiseka dabar, tai todėl neapkrovėm jokiais raštais, jokiais prašymais, nes jie turi koncentruotis ten, kur jie turi. Kaip Ignai su Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė? Norėtum, bet, žinai, sunkus daug žaidimus turim, tai reikia irgi kūną palsėti. Mums labai praverstų Ąžuolas Tubelis, labai. Bet tu nori žaisti? Lietuvos rinktinė su Rimu Kurtinaičiu svarbiausia. Visi nori. Bus įdomu šį du žaidimai. Aš galvoju, kad mes turim stiprų komandą, daug gerų žaidėjų, tai bus įdomu žiūrėti. Norėtųsi, kad būtų abiem komandom gerai, rinktiniai būtų gerai ir Žalgirio sistemai, kad jie galėtų ruoštis toliau. Ačiū tiems, kurie su džiaugsmu priėmė 2025 lapkričio 27-osios iššūkį rinktinės komandos kapitono Gyčio Radzevičiaus išvesti į aikštės vidurį Londone. Krepšinio istorijoje įrašytos visų žaidžiusių 11, 12 nebuvo krepšininkų pavardės. Tai Marek Blaževič, Gytis Radzevičius, Gytis Masiulis, Kristupas Žemaitis, Martynas Pauliukėnas, Arnas Velička, Artūras Gudaitis, Laurinas Beliauskas, Paulius Danusevičius, Ignas Sargiūnas, Mantas Rupštavičius ir trenerių štabas, vadovavimas Rimo Kurtinaičio. Jaudulys ir nerimas spurda mūsų širdyse, kai prieš rungtynes skamba Lietuvos valstybės himnas. Ar pateisins krepšininkai savo ir mūsų žiūrovų lūkesčius, ar pakaks meistriškumų, patyrimų, jėgų, kai visi susirinko ne tik iš skirtingų klubų, bet ir iš skirtingų šalių. Gerai, kad Vilniaus Rytas leido net 5 savo krepšininkams ginti Lietuvos garbę. Niekas negalvojo, kad lietuviai Londone košmariškai pradės atrankos su Britais rungtynes. Jau per pirmasis 10 minučių mūsų rinktinė prarado net 8 kamuolius, nesugebėjo nei gintis, nei pulti. O susižaidusi Didžiosios Britanijos rinktinė, nes tokia sudėtimi rungtyniavo ir Europos čempionate, kai lietuviai sutriuškino Britus, šį kartą pilna to žodžio prasme aikštelės šeimininkais buvo jie. Su galinga jėga ir pavydėtinu taiklumu bombardavę mūsiškių krepšį. Britai greitai pasiekė dviženklį pranašumą. Po 2 kėlinių liūdnas rezultatas 51-38. Po rungtynių mūsų strategas Rimas Kurtinaitis taip sakė. Per tokį trumpą laiką paruošti jauną ir naują komandą nėra lengva. Prireikė ne 2 kėlinių, kad žaidėjai suprastų vienas kitą. Tai mums buvo didelė problema. Bet esu patenkintas, ypač rungtynių pabaiga. Ir po ilgosios pertraukos nei žaidėjų, nei trenerių, kaip ir žiūrovų nuotaika buvo nekokia. Futbolo valstybės komanda diktavo krepšinio aikštelėje savo sąlygas. Tačiau lietuvaičiai atkuto, pradėjo sumaniau ir kiečiau gintis, priartėjo iki 3 taškų ir trečiąjį kėlinį jau baigė pirmaudami minimalią persvarą 68-67. Lemiamame etape Lietuvos nacionalinė komanda tai įsiveržė priekin, tai vėl atsilieka 4 ir net 8 taškais 87-80 prasidėjus paskutinims 15 sekundžių. Tačiau tie Ignų Sargiūnų 3 tritaškiai nušvito kaip tamsi naktis po žaibo smūgių. Netikėta, bet nepakartojama pergalė. Mačo herojus Ignas Sargiūnas buvo rezultatyviausias rungtynių žaidėjas, 27 taškai, 2 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai ir 4 perimti kamuoliai. Džiaugiuosi,
kad tai baigėsi, o atrodė, kad viskas klostosi ne taip, kaip reikia, bet staiga viskas pasikeitė, todėl ir aš džiaugiuosi pergalę. Varžovai suklydo ir aš tiesiog mečiau kamuolį paskutinę sekundę, tikėdamas, kad pataikysiu. Slips through the hands of Olasheni. Zalgiris says no. The home of the second religion, Lietuva. Pagarba asociacijai Lietuvos krepšinis, kuri pakeitė LKF vardą, tačiau tęsia gražias krepšinio populiarinimo šalyje tradicijas. Vieną iš jų žurnalistams pristatė asociacijos prezidentas Mindaugas Balčiūnas ir Kauno rajono meras Valerijus Makūnas. Labai organiškai priėjom prie Lietuvos krepšinio sostinės projekto, kuris bus tradicinis, kasmet vis keliaus po Lietuvą, visi kitą savivaldybę. Sakyčiau, labai simboliška, kad pradedame šį projektą vykdyti nuo Kauno rajono, su kuriuo tikrai labai tamprus ryšiai jau ilgą laiką sieja, kur labai daug krepšinio, kur viešasis sektorius tvarkomas bene geriausiai Lietuvoje ir tiek galimybių, kiek Kauno rajonas suteikia jaunimui sportuoti ir ypač žaisti krepšinį, tikrai ne kiekvienoje savivaldoje galima rasti. Šiandien labai svarbu, kad tokie renginiai, tokie projektai pasiekia kaimiškas savivaldybės, rajono centrus ir kad galima įtraukti vaikus, visą bendruomenę ir kitų socialinių grupių žmonės į tokius projektus. Pagrindinė programa Raudondvario 3x3, kuris, sakyčiau, yra pasaulinis centras. Pasaulinis centras treniruočių bazės prasme, savivaldos paramos ir žinoma meistriškumo. Kada apsijungia mūsų Tornado klubas, mūsų sporto klubas Omega, Lietuvos krepšinio asociacija ir Kauno rajono savivaldybė, tai rodo tokią partnerystę ir siekį, kad vaikai būtų pastebėti čia, kad būtų su vaikais augimas ir paletė į klubą, siekti meistriškumo ir siekti su tais resursais, kurie iš šito krašto. Tai bus puikia šventė tiek Lietuvos krepšiniui, taip pat ir Kauno rajonui. Taigi šią savaitę laimėjo Lietuvos rinktinė, nugalėjo Eurolygoje Žalgiris. Tad jų garbiai Karinio oro pajėgų orkestro diriguojamo Rimanto Termino muzika. Video studija Kaune. Čia aukščiausias Ciklorama Lietuvoje, turime puikų apšvietimą, galimybę save matyti realiu laiku, įdomių ir originalių interjero sprendimų. Ateik, mes tau galim padėti. Sibet. Sibet lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.